Šeštadienį 3 val. Žiūrovai atėję į Kėdainių miesto atsarginį stadioną pamatė itin atkaklias varžybas, kai susitiko Kėdainių Nevėžis ir Mažeikių Mažeikiai. Gyvybiškai svarbią pergalę 2-1 laimėjo kėdainiečiai. Ir ką jums jos šiandien lėmė? Tai buvo praktiškai mums finalas. Arba. Žodžiu, būtume, kaip sako, pradę taškus, tada mums būtų minimalų šansai. Dabar mes turim, kaip sako, viskas mūsų rankose. Kaip sako, dar paskutiniai 2 turai, paskutiniai 3 turai viską lems. Ir viskas mūsų rankose. Kokios vietos tikitės? Ką jaučia širdise? Sezono pradžioje žadėjau, jeigu pamenat interviu viename buvo, kad sakiau, kad mes sieksim prizinės vietos. Tai va, kol kas dar tikslas lieka tas pats. O kaip kėdainiečiai šiandien pasirodė, koks buvo jų žaidimas? Nu, žinot, šiandien daugiau lėmė, visi žinojo, ką tai reiškia šios rungtynės ir aišku, čia žaidimo gražaus mes nepademonstravom, bet, kaip sako, 3 taškai šiandien buvo svarbiausia. Svarbiausia buvo 3 taškai, ką mes ir pasiekėm. Kokie varžovai jūs dabar laukia? Mūsų laukia Klaipėdos Glestum ir kaimynai Jonavos Lietava. Kėdainietis LT.